Lietuvos balso namai Vilniuje Ozas. Lietuvos balso reporteris atkeliavo į prekybos ir pramogų centrą Ozas. Ir tenais įsikūrusią parduotuvę Berška. Čia mes turime naują mados pliūpsnį ir žiūrėsime, kaip jisai nusės ant mūsų 3 dalyvių. Ir pažiūrėsime, kaip jų stilius pasikeis šiandieną. Check it out. Sveiki, esu Eimantas, Merūno komanda. Ir šalia mūsų yra šaunioji Kotryna. Labas. Sveiki. Mes šiandien tau atiduodam Eimantą į tavo rankas, kad tu sukurtum būtent jo stilių Berška style. Čia dabar mums Kotryna siūlo visokias naujasias madas. Mes šiandieną išrinkome įvaizdį, kuris labiausiai atitinka Beršką iš Streeto kolekcijos, taigi bandysime atrodyti skirtinai, gražiai, patogiai ir žiūrėsim, kas mums gausis. Turim pirmą įvaizdį, Eimantas, jūs žinokit, net pažinsit, kaip jis atrodo, teikit, pažiūrėkit. Visiškai esi transformuotas. Nelabai, šiaip kai energijos pridėjo tikrai daugiau. Galbūt šiek tiek jaunesnis atrodau. Esi, nes šiaip jau esi senas dėdas. Jo. Ar pats tokius rūbus rinktumė įsirengimus, eitum į gatvę? Kasdienių gal ne, nes studijuoju jau tokioj muzikos ir teatro akademijoje, tai ten jau konservatyviau. Šalia manęs yra Rutelė. Labas. Ir mes turime Eglę. Labas. Labas. Klausyk, šiandien mes turime 2 padėjėjas iš Berško, super fainas panelės. Kotryna. Aš Simona. Žiūrim, kaip darbuosis šauniosios mūsų Berškos panelės. Let's go! Woohoo! Wow! Rutelė šiandien tapo šiuolaikiško Cruella de Vil iš Dalmantinų filmuko. Tiksliai. Atrodai iš tikrųjų, kaip žmogus, kuris yra scenoje, kaip pat jautiesi. Tai viskas labai fainai. Berškoje čia yra aukštas aptarnavimo lygis, ar ne? Taip, iš tikrųjų, tai labai nustebino maloniai. Ar jautiesi šiandien šiek tiek išėjus iš comfort zone? Jeigu taip eičiau gatvė, tai iš tikrųjų būtų tas toks, mane stebi. Nu tikrai pasijaučiau taip išskirtinai. Tas nėra blogai? Ne, nėra. Tas nėra blogai. Jeigu aš gerai atrodau ir jeigu gerai atsisuka maždaug, tai kodėlgi ne? Eik sau. Kaip jautiesi? Žiauriai gerai šiaip, man net keista. Ar jautiesi sveikai išėjusi iš comfort zone? Taip, labai, tikrai taip. Rekomenduotum? 100%, 120. Hei, prekybos ir pramogų centras Ozas. Lietuvos balso reporteris buvo čia ir kartu mes pasikeitėm ir turim nerealų stilių. Taigi, keep on rocking, Berška ir Lietuvos balsas.